Sveiki, aš esu Lukas iš riedis.lt ir šiandien noriu Jums pristatyti visą Engve populiariųjų elektrinių dviračių gamą. Šiame video apžvelgsime Engve dviračių kategorijas, nuo didžiųjų iki pačių mažiausių. Ne visi gali atvykti į mūsų saloną ir išsirinkti dviratį, todėl šio video pagalba tikimės, kad padėsime Jums išsirinkti dviratį, kurį galėsite užsakyti internetu ir gauti per vieną darbo dieną tiesiai į savo namus. Taigi, turėsime tokias kategorijas. Cargo naujasis elektrinis Engve dviratis. Galingieji ir didieji Engve dviračiai, kurie yra ir su dviejomis baterijomis. Populiariausi Engine Pro, EP2 Pro, L20, M20 dviračiai. Retro stiliaus, dviejų baterijų, kurjerių pamėgti dviračiai. Ir itin kompaktiški miesto dviračiai. Lengvučiai, tačiau atliekantis savo darbą puikiai. Taigi, pradėkime nuo pačių populiariausiųjų dviračių. Pirmoje vietoje jau kelis metus nenugalimasis, plačiais ratais, sulankstomas Engve EP2 Pro. Populiariausias Engve EP2 Pro dviratis. Kodėl jis yra populiariausias? Visų pirma, iš savo išbaigimo, išdirbtumo ir geros kainos. Kaina dažniausiai yra net žemiau nei 1000 eurų, tačiau gaunate didžiulį nuvažiuojamą atstumą dėl integruotos baterijos, patogią akceleratoriaus rankenėlę, taip pat priekinius galinius diskinius stabdžius, reguliuojama vairalasdė, reguliuojama minkšta sėdynė, patogi ir plati bagažinė, 7 bėgių Shimano sistema. PAS sensorius, kuris padės minant jungti elektrinį variklį pagal nustatytą elektrinį lygį. 5 greičio režimai, o taip pat išmanus ekranėlis. O taip pat šis dviratis lengvai susilanksto, bateriją galite išsiimti, pasikrauti namuose. Daugybę video ir įrenginio aprašymą rasite riedis.lt svetainėje ar mūsų YouTube kanale. Visa tai yra Engve EP2 Pro, nenugalimas karalius. Atvykite pas mus ir mes Jums pateiksime juos 3 spalvų – oranžinį, pilką arba juodą. Taigi, dėl antros pagal populiarumo vietos kovoja ne vienas modelis, tačiau mano galva tai yra Engve Engine Pro. Kuo jis skiriasi nuo EP2 Pro modelio ir kodėl jis yra bemaž 500 eurų brangesnis? Pirmas dalykas – hidrauliniai stabdžiai. Technologija, kuri leidžia stabdyti žymiai efektyviau, paprasčiau ir lengviau. Galinis amortizatorius, ko nėra EP2 Pro modelyje, taigi didesnis komfortas važiuojant jūsų kūnui. Taip pat stambesnė ir tvirtesnė galinė bagažinė, šiek tiek kitokie pedalai, išmanesnis ir naujesnis ekranėlis, o taip pat svarbiausias dalykas – didesnė baterija ir didesnis galingumas. Čia jau yra 52 voltų sistema, ne 48. Na, o pati didžiausia naujiena – Engine Pro 2.0 modelyje, kuri atsirado po Engine Pro pirmojo modelio laidos pabaigos, tai yra torque sensorius. Torque sensorius padeda Jums minant adaptuotis jūsų variklio jėgai pagal jūsų minimo jėgą. Tai yra visai kita technologija, kuri šią dviračių evoliuciją daro dar pažangesnę ir populiaresnę. Dar žmonės mėgsta šios modelius, kadangi ratai yra lieti, o ne su stipinais. Tad pamirškite ratų diskų trūkumus ar jų išsikraipimus. Na, o dar galiu paminėti, kad pats su šiuo modeliu, su pilna baterija, esu nuvažiavęs beveik 100 km atstumą. Taigi, dar vienas dviratis už ypatingai mažą kainą – Engve L20. Kaip matome, jis nėra su lankstomu rėmu, tačiau labai patogu užlipti. Taigi jį yra pamėgę šiek tiek vyresni žmonės, kurie turi garažą, kurie turi sodybas ir panašiai. Labai patogi sėdynė, kuri pasikelia, o jinai pasikelia tam, kad galėtume išsitraukti bateriją, ją nusinešti pasikrauti namuose ar tiesiog dėl saugumo ar lietaus. Be abejo, šitas dviratis yra konkurentas EP2 Pro modeliui. Tačiau jis yra ir šiek tiek cargo dviratis, nes turi ir galinę stiprią bagažinę, ir priekinę bagažinę. Be abejo, yra priekiniai ir galiniai stabdžiai. Apie šį dviratį galite daugiau sužinoti www.riedis.lt, nuėję į šio dviračio prekės puslapį arba tiesiog pasižiūrėję mūsų apžvalgą apie Engve L20 dviratį. Jų yra taip pat keletos spalvų – žalias, baltas, juodas. Beje, Engve Engine Pro modelio taip pat yra labai gražios naujos žalia bei mėlyna spalva. Visą tai rasite riedis.lt tinklapyje. O dabar judėkime toliau. Taigi, naujausias Engve gaminys – LE krovininis arba cargo dviratis, atlaikantis net virš 200 kg svorį. Ant galinės bagažinės galima tvirtintis papildomus aksesuarus, kaip didžiulius laikiklius, 2 vaikų sėdynės ar kitus aksesuarus, kuriuos rasite mūsų
puslapyje. Taip pat galite pasižiūrėti LE20 dviračio apžvalgą. Šis dviratis gali būti komplektuojamas su viena baterija arba dviejomis baterijomis. Su dviejomis baterijomis šio dviračio įveikiamas atstumas pagal gamintoją yra net 350 km. Jis išsiskiria tuo nuo kitų prieš tai pristatytų dviračių, kad jis neturi akceleratoriaus, todėl kad jo variklis jau yra įmontuotas ne dviračio galinėme rate, o viduryje. Na, tačiau minant, nusistačius 5 pagalbos režimą, jūs tikrai nepavargsite. Jis jums padės visuomet. Tam ir yra skirti elektriniai dviračiai. Norintys išbandyti naująjį Engve LE elektrinį dviratį su 7 bėgių Shimano sistema, atvykite į Riedis.lt arba tiesiog įsigykite iš mūsų elektroninės parduotuvės ir džiaukitės savo kelionėmis. Dar keli LE dviračio privalumai – sulankstomas vairas, reguliuojama vairalasdė, hidrauliniai stabdžiai, galiniai posūkiai, na ir priekiniai amortizatoriai. Na, o čia yra Engve P20. Vienas iš skirtiniausių, puikaus dizaino, itin lengvas, 18 kg sveriantis miesto sulankstomas dviratis. Štai taip, galima jį lengvai pakelti kartu su baterija, kuri montuota šioje vietoje po sėdynę. Šis dviratis išsiskiria naujausiomis technologijomis. Tai yra diržas vietoj grandinės. Niekada nereikės tepti grandinės, jos keisti ir panašiai. O dviratį varo torque sensorius. Tai yra technologija, kai jūs minate ir kaip stipriai minate arba kokį prasipriešinimą jūsų kojas sukuria, tokį greitį jums padeda išvystyti variklis. Taip pat jis turi ir akceleratorių. Kaip ir beveik visi Engve dviračiai. Gali pasiekti virš 30 km/h greitį, o nuvažiuoti net virš 100 km atstumą, važiuojant vidutiniu greičiu. Pats turiu tokį dviratį automobilio bagažinėje, kuris užima labai mažai vietos sulankstytas ir gali pagelbėti, pavyzdžiui, palikus mašiną automobilių plovykloje. Na, o geriausias dalykas yra šio dviračio nedidelė kaina ir hidrauliniai stabdžiai. Dviratis su hidrauliniais stabdžiais už tokią kainą dar niekada nebuvo. O štai čia yra dar mažesnis, tačiau itin populiarus miesto dviratis. Dėl ko jis toks populiarus, nors ir yra sunkesnis už prieš tai kalbėtą P20 modelį. Todėl, kad jo kaina yra šiuo metu mažiau nei 600 eurų. Taip, jis yra elektrinis, su elektros varikliu, su baterija, su akceleratoriumi, su apšvietimu netgi. Štai. Na, jį labai mėgsta įsigyti tie, kas priduoda taršų automobilį ir gauna apva paramą. Todėl, kad praktiškai dviračio kaina yra mažiau nei 100 eurų atgavus paramos įplaukas. Šis dviratis yra pakankamai galingas, išvysto virš 30 km/h greitį. Na, jis yra toks populiarus, todėl, kad už tokią kainą jūs gaunate tiek priekinius, tiek vidurinį, tiek galinius amortizatorius. Na, o jo patogi sėdynė jums leis važiuoti visiškai komfortiškai. Kartais net sunku suprasti. Atrodo, kad toks dviratis turėtų turėti nemažai gedimų, kadangi yra už tokią nedidelę kainą. Tačiau mūsų servise šis dviratis apsilanko itin retai. Na, o dar priminsiu, kad turime praktiškai visas Engve dviračių detalės savo parduotuvėje ir savo sandėliuose, tad mūsų patyrę ir kvalifikuoti specialistai išspręs problemą, jeigu ji netyčia jums ir įvyks. Na, be abejo, garantinis aptarnavimas visiems dviračiams ir visoms mūsų prekiams yra 2 metai. O dabar judėkime prie įdomiaus dizaino X serijos dviračių. Engve X20. Jis skiriasi tuo nuo X24 iš 26, kurį netrukus pristatinėsime, kad jo yra reguliuojama vairo padėtis ir šiek tiek silpnesnis variklis. Tačiau jis yra net 750 vatų, tad galios yra per akis. Kartais žmonės juos lygina su Engine Pro 2.0 dviračiu, todėl kad jie yra taip pat su hidrauliniais stabdžiais, naujausias Engve ekranėlis, tačiau šis dviratis turi vieną išskirtinumą. Be abejo, jis neturi torque sensoriaus, kad turi 2.0, tačiau jis turi PAS sensorių, kuris padeda minti variklį taip pat, tačiau yra 2 montuotos baterijos, viena sėdynėje, viena korpuse. Jūs įjungiate 2 baterijas ir nuvažiuojate 2x didesnį nuvažiuojamą atstumą už puikią kainą. Praktiškai kainos lygis yra panašus, tačiau nuvažiuojamas atstumas šio dviračio yra didesnis. Galiniai ir priekiniai amortizatoriai jums važiuos su X serijos dviračiais itin komfortiškai. Na, o dabar prieikime prie pačio galingiausio, net 1 kW variklis
Engve X26, tai yra 26 colių ratai arba lygiai toks pats, identiškas, tik tai su 24 colių ratais X24 modelis. Su šiuo modeliu pats važinėjau po nuostabų mūsų pajūrį ir buvau ypatingai nustebintas 2 dienų kelionė. Ji buvo tikrai komfortiška ir be baimės, kad išsikraus baterija. Todėl, kad šis dviratis turi dar didesnes nei X20 dviratis baterijas. Tiek šita baterija sudaro beveik 30 Ah bendrą talpą. Todėl nuvažiuojamas atstumas yra gerokai virš 100, o galbūt net ir 200 km. Hidrauliniai stabdžiai, priekiniai galiniai amortizatoriai padės jums važiuoti itin komfortiškai, o atnaujintas ekranėlis, displejus ir akceleratorius jums padės važiuoti itin maloniai ir nepervargti. Ir išlikime prie 26 colių didžiulių galingų ratų dviračių, tai yra Engve E26 modelis. Žmonių pamėgtas modelis dėl savo geros kainos, neturi galinių amortizatorių, tačiau sėdynė štai yra kokia amortizuojanti. Ir yra 2 versijos – V formos ir S formos. Tai kartais vadina žmonės vyriškas ir moteriškas. Labiau paplitęs yra šis, todėl kad užlipti yra patogiau. Šis dviratis turi hidraulinius stabdžius, mechaninį garso skambutį, 7 bėgių Shimano sistemą. Tarp kitko, X serijos dviračiai ir Engine Pro 2.0 turi 8 bėgių Shimano mechaninę sistemą. Baterija 16 Ah, tikrai nemaža, leis įveikti nemažus atstumus. Pats važinėjau su šiuo dviračiu ir jaučiausi komfortiškai. O mūsų vienas kolega su šiuo dviračiu važiuoja visą sezoną į darbą ir iš darbo. Ir yra labai patenkintas. Jokių techninių gedimų iki šiol jam neįvyko. Dar labai man patinka, kad galima reguliuoti vairo padėtį per iškišos pagalbą, o žibintas šviečia ypatingai galingai. Priekinis žibintas, tiek galinis, tiek stop žibintas, galinga bagažinė, dėl to šis modelis yra tikrai populiarus. O dabar pristatau itin populiarų ir kurjerių pamėgtą Engve M20. Kodėl jis taip pamėgtas dažniausiai iš svetimų šalių atvykusių kurjerių, bent jau Vilniaus mieste? Todėl, kad jo kaina yra ypatingai maža už 2 baterijas. Tai reiškia, jūs gaunate dviratį su 2 baterijomis už tokią kainą, kai dažniausiai kainuoja vienos baterijos dviratis. Be abejo, galima pirkti ir su 1 baterija šį dviratį. Engve M20 turi galinį amortizatorių. Dėl to važiavimas yra pakankamai komfortiškas. O retro dizainas jums primins motociklą. Be abejo, akceleratorius yra kaip motocikle. Įsijungiame 5 bėgį ir paspaudžiame akceleratorių. Žmonės šneka, kad su 2 baterijomis nuvažiuoja net ir dirbdami darbą, dažnai stabdydami, važiuodami įkalnėse virš 100 km. O priekiniai galiniai stabdžiai jums leis važiuoti saugiai, priekinis amortizatorius taip pat ir tai padarys komfortiškai. O dviračio priekiui tikrai išmanaus dizaino prideda 2 galingi žibintai. Taigi, Engve M20. Taip pat vienas populiariausių elektrinių dviračių Lietuvoje. O čia taip pat vienas naujausių Engve dviračių M20 brolis M1. Beveik tokią pačią išlaikantis naujasis modelis, tačiau turintis hidraulinius stabdžius. Ratai, tai yra padangos, čia yra plentinės. Komplektuoja dėžėje M20 dviratį su offroadinėmis padangomis. Taigi čia jau jūsų pasirinkimas, tačiau aš linkčiau prie hidraulinių stabdžių, jie suteikia didesnį malonumą. O taip pat prailginta sėdynė ir pakojai antram žmogui leis vežti keleivį. Akceleratorius čia yra jau nykštinis, ne kaip motocikle, todėl reikės spausti mygtuką, tačiau žmonės pasiskirsto į skirtingas stovyklas. O galiausiai pripranta, ar su nykščiu, ar su akceleratorium, o gal kairėje pusėje, kaip Engine Pro modelyje. Taigi šis dviratis taip pat turi 2 variacijas, arba 1 baterija, arba 2. Šiuo atveju tai yra 1 baterijos dviratis, 2 baterija bet kada galite įsigyti Riedis LT, arba tiesiog užsisakyti dviratį iš karto su 2 baterijomis. Taigi, Engve M1 tikrai pravažus ir patikimas motociklo retro stiliaus dviratis. Taip pat šis Engve dviratis turi įmontuotus galinius posūkius, tad važiuojant galėsite galiniam vairuotojui parodyti savo būsimą manevrą, o tai pridės saugumo
kelyje. Tai buvo Engve gamintojo elektrinių dviračių pristatymas. Tikiuosi, jis padės jums išsirinkti tinkamiausią modelį. Na, o jeigu dar informacijos neužteko, paieškokite jos mūsų tinklapyje www.riedis.lt. Jeigu norite užduoti daugiau klausimų, parašykite mums elektroninį paštą labas@riedis.lt arba skambinkite mūsų telefonu 0633 77 888. Na, o jeigu norite kito gamintojo elektrinio dviračio, kurių turime daugybę, elektrinio triračio, elektrinio keturačio, elektrinės mašinėlės, elektrinio vienaračio ar populiariųjų elektrinių paspirtukų, kurių specialistai esame jau virš 10 metų, susisiekite su mumis arba ieškokite prekių mūsų tinklapyje. Tik priminsiu, kad visoms mūsų prekiams yra taikoma 2 metų garantija, o mūsų kvalifikuoti serviso meistrai, dirbantis daugybę metų, padės įspręsti bet kokią techninę problemą. Mūsų sandėlyje rasite daugybę detalių kiekvienam modeliui iš mūsų parduodamų prekių, o taip pat aksesuarus, kas yra labai svarbu. Šalmas, pirštinės ir kitos saugumo priemonės, kurios jums padės jaustis saugiu kelyje. Būkime ekologiški, važiuokime su šviesomis, netaupykime kelių vatų dėl jūsų saugumo ir susitiksime kelyje. Tai buvo Lukas iš riedis.lt, o dabar linkiu jums gero sezono ir iki. Riedis.lt, tavo laisvė judėti. Riedis.lt, tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269, Vilnius.